Mūsų klausia, kurie du teiginiai yra teisingi. Nagi patikrinkim. Čia modulis, po modulio ženklų kas bebūtų, visada gausime teigiamą reikšmę. Ir yra -6. Aišku, šitas teiginys nebus teisingas, nes modulis yra teigiamas skaičius. Dabar pasižiūrime antrąjį. Šaknis iš -26 kvadratu. Mes puikiai žinome, kad traukiant šaknį iš skaičiaus kvadrato mes gauname jo modulį. Taigi teigiamą skaičių, todėl čia taip pat yra neteisinga, nes -26 nėra teigiamas skaičius. Dabar pažiūrim čia. Čia mūsų šitoje pusėje teigiamas skaičius, o čia yra modulis ir prieki minusiukas neigiamas skaičius. Teigiamas skaičius nebus lygus neigiamam skaičiui, taip pat neteisinga. Dabar čia šaknis iš -26 pakeltų kvadratu mes jau žinome, kad yra -26 modulių, o tai reiškia, tai yra 26. Šis teiginys teisingas. Žiūrime kitą eilutę. -13 + 7 yra -6. Modulių tai bus lygu 6. Iš 13 atimti 7 taip pat yra 6, modulių taip pat lygu 6. Taigi šis teiginys yra taip pat teisingas. Radome jau du teisingus, bet pasižiūrim dar ir paskutinį. -26 modulių bus 26, o ne -26. Šis teiginys neteisingas. Taigi teisingi teiginiai pažymėti D ir E eilutėse.